Sveiki, gyvi. Tai turim pavasario vidurį. Atsikėliau 6 ryto, katinas pažadino. Bandom pabraidžios dieną ir kviečiu ir tave į ją. Šiandien tokia chill diena. Šiaip visai neblogas. Nu ir važiuojam video. O šiandien važiuosim su dviračiais. Jei dar kažkaip nesat paprenumeravęs, paspauskit prenumeruoti. Pajudėjom. Važiuojam. O kol kas grybo lygių nepjauna. Bet jau važiuoja. Tas yra geriausia. Ką, išvažiuojam grįs valandą. Tai galim paspausti. Iki 20 gal neis. O gal? Jo, yra. Buvo ką tik. Va 2. Šiandien bandysim rekordą padaryti. Iki 30 norėčiau, bet abejoju. Šiaip nežinau, kur važiuosim, bet važiuosim. Dabar link Trakų. Tai Trakai čia maždaug už 2 gal kilometrų, aš nežinau. Dabar vidutiniu važiuoju greičiu, 13 km per valandą. Šiaip labai negazuoju. Nes nėra kur skubėti. Esam Trakuose ir dabar važiuojam link iki. Reikia nusipirkti kažko ir važiuosim link to Užtrakio dvaro, link kažkur ten į tą pusę. Gal link Angelų kalvos, dar tiksliai nežinau. Šie miške, tai nusipirkom ko reikėjo ir varom dabar link Tiškevičiaus. Reikia šiaip dabar iki ežero nusileisti ir tai važiuosim nuo ten. Turiu visai neblogą idėją. Važiuoti be stabdžių, kol bandom, gal nenusidrypsim kaip su nuslydžiu. Oi, tu čia nuotguda idėja. Lemba. O taip krats, bet gal ir normaliai. O dabar spaudžiam link ežero. Atvarėm prie ežeriuko. Ir dabar važiuojam link Tiškevičiaus, dar gan tolimas kelias, nu bet turėtų būti visai smagu. Šiaip esam netoli Akmenos, bet vis dar svarstam, ar tikrai varyt prie jos ar ne. Kyla abejonių. Nu, kad atvažiavom prie Akmenos pliažo ir mano nuosprendis yra padarytas. Stosim čia. Bandom pabraidžiot. Šiandien dar nesimaudysim. Šiaip visai neblogas. Palyginus su Malta, tai šaltokas, bet tikrai neblogas. Ilsimės ir laukiam maratoną, kuris vyks gegužės 9 ir 10 dieną. Tai kviečiu ir tave į jį atvykti. Kieme planuoju praeiti apie 50. Tikiuosi, kad jums patinka šitą mano video. Jeigu patinka, užmeskit laiką, subscribe ir tęsim video. Einam biškį praseisim, jaučiu užlipsim ant tiltuko, pažiūrėsim, kas nuo ten matos. Galim apsižiūrėti. O, čia net laiptukai yra. Nu jo, sakau, žiūrėkit, ten kištis sėkų. Gal kažkada vasarą, jeigu netyčia sugalvosiu, atvažiuosiu čia ir pabandysiu ten nušokti, jeigu viskas ok bus. Ai, tai aš sakiau, papasakosiu tolimesnius planus su dirtuku. Aš manau, kad jį reikia parduoti ir nusipirkti naują. Tai jeigu taip nutiktų, aš jums viską pranešiu, papasakosiu, kodėl ir kaip aš tai padariau. Ir ką aš dar norėjau pasakyti. Tai nusipirkau naujus batus į maratoną, kalnus. Tai jau maratonas laukia sunkus, bet smagus, kurio aš tikrai laukiu. Tai kviečiu visus. Aišku, gal jau jūs būsit pažiūrėję per vėlai, bet kitais metais, kiekvienais metais, gegužės 1 savaitgalį vyksta maratonas. Tai kviečiu kiekvienais metais. Norit atvykit. Man bus smagiau ir jums. Tai varom.
Ui, tu be šalmo su viena ranka. Dar nesu ta, kurie idealiai moku važiuoti, ne kažką. Viskas. Važiuojam link namų. Iki Tiškevičiaus šiandien nedavažiavom. Gan toli važiuoti. Tai tiek to. Užteko iki akmenos. O truputuką judam. Link namų. Dar ledų užvažiuosim. Šiandien tokia chill diena. Atsikėliau 6 ryto, katinas pažadino. Paskui palaukiau, laukiau biškį, pasėdėjau kieme. Ir va dabar važiuoju. Esam Trakuose. Ir važiuojame iki Kalėdų. Jau prie pat Joninį. Čia gazą daviau. Šiaip dirtukas smagiai važiuos. Man patinka. Bet, siūlo biškį per mažas. Reikia normalesnio. Tai kažkada galimai bus kitoks. Judam link namų. Ką tik biškį daviau gazą nuo kalno. Ir dar spaudžiau stipriai, tai išspaudžiau kem kilų 0,8. Bekim 1. Nelengva. Bet taip skridau. Jau ten kalatuosi tie ratai. Smagiai pakulkus. Na ką, tai grįžom namo. Nuvažiavau aš dar biškį pasivažinėjau. Tai vat, tai manau, šitą vidosą galim čia ir užbaigti. Ir peržiūrėti šitą vidosą į galą. Paspausk like, paspausk subscribe. Ir nepamiršk parašyti komentarą. Na, mes sutiksim galimai už savaitės arba greičiau. Iki.